Didėjant natūralių ir ekologiškų maisto produktų paklausai siekiama perspektyvia ir draugiška aplinkai ekologinę žemės ūkio gamybą sudominti ir Lietuvos ūkininkus. Manoma, kad ekologiniu ūkininkavimu pirmiausiai turėtų susidomėti mažų ir vidutinių, mažesnio našumo žemėse esančių ūkių savininkai. Ekologiškai ūkininkaujant derliai mažesni, tačiau sertifikuoti ūkiai gali gauti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą ES paramą. Programos antros krypties priemonė agrarinės aplinkosaugos išmokos numato tiesioginę paramą ekologiniams ūkiams, mokamą už jų deklaruojamus pasėlių plotus ir parduotą ekologišką produkciją. Tendencija šiuo metu mes stebime tokią, kad ūkių pačių mažėja, bet nežymiai, tačiau plotai didėja. Tai galima daryti tokią išvadą, kad tiesiog ūkiai jungiasi, jie stambėja tam, kad išlikti, kadangi ES vyrauja tikrai būtent nuomonė, kad reikia saugoti aplinką ir ekologinis ūkininkavimas yra būtent tikrai tam tinkama terpė. Be tiesioginės paramos už sertifikuotas žemės ūkio naudmenas ekologinių ūkių savininkai draugė su kitais šalies ūkininkais visą Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos įgyvendinimo laikotarpį galėjo naudotis kitose programos priemonėse numatyta ES parama. Ypač populiarios tarp ekologiškai ūkininkaujančių ūkių savininkų buvo programos pirmosios krypties priemonės. 8 metai dabar, kaip aš ekologiškai ūkininkauju. Man patinka maistas, taikaus, kad savo jau iš parduotuvės beveik nieko, tik tai savo užaugintą. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje ekologiniam ūkininkavimui numatytą paramą gauna ir pereinantys prie ekologinės gamybos ūkiai. Tačiau iki sertifikavimo procedūros pabaigos jie negali savo produkcijos ženklinti specialiais ženklais.